Akcija pasivaišinti kava, Vilniaus mieste susirinkti ir svarbiausia, aišku, ne kava yra, bet ateiti ir gražiai pabendrauti yra iš tikrųjų nuostabi ir puikiai. Ir kai aš pats būsiu jūsų garbaus amžiaus, kad jūsų proanūkiai mane irgi pakvies kavos, būtent tą progą. Linkiu labai patirti gyvenimo džiaugsmą, mėgautis jo ir žinoti, kad jūs ne tik šitos akcijos metu esat visur laukiami, bet visą laiką. Vilnius yra visų miestas ir senjorai, aišku, labiausiai nusipelno, kad tai būtų senjorų miestas, nes jūs tą miestą ir kūrėt. Mes manom, kad mūsų bendravimas tikrai duos naudos visiems. Johanas Wolfgangas Goethe yra pasakęs, kad pasenti nedidelis menas, menas nugalėti senatvę. Naujų vietų, kurios prisijungia į akciją, skaičius yra rekordinis, tikrai labai ačiū visiems, kurie prie to prisijungia, kai kurie netgi iš karto deklaravo, kad ne tik akcijos metu, bet ir po to ta akcija tęsis ir toliau.